Veido oda turi būti švariai nuvalyta, pridrėkinta, kad joje puikiai slystų volelis ar guaša, kad nebūtų jokio odos tempimo. Rekomenduoju pradėti masažą nuo kaklo, kylant link kaktos. Masažuokite pirmiau vieną veido pusę, baigus pereikite į kitą veido pusę. Turėkite mintyje vieną skaičių, kiek kartų darysite judesį vienoje linijoje. Tai būtų nuo 5 iki 10 kartų. Nenaudokite didelės spaudimo jėgos, viską atlikite švelniai, kad nejaustumėte skausmo. Ta patį kartojate ir su kita veido puse. Svarbiausia viską daryti masažiniais judesiais limfos tekėjimo kryptimi ir užkeltą limfą nuleisti žemyn. Guašą rekomenduoju naudoti vakarinės rutinos dalyje, nes šis masažas yra intensyvesnis, stipresnis. Taip pat pradedame nuo kaklo ir kylame aukštyn link kaktos. Masažo judesius atliekame nuo 5 iki 10 kartų. Kokia nauda veido odai kasdien masažuojant su nefrito voleliu ir guaša? Tai skatinama kraujotaka, aprūpiname odą deguonimi, skatina kolageno gamybą, gerina odos elastingumą, taip pat mažina patinimus, raukšles, padeda pašalinti skysčius ir toksinus, odą šviesina, skaistina, padeda giliau įterpti kosmetikos priemonės. Jau net po pirmos tokios sesijos pastebimai matosi rezultatai. Tad linkiu jums gražių rezultatų.